Sveiki! Šiandien noriu Jums pristatyti naujieną iš Vago. Tai yra 221 serijos 10 jungčių gnybtas su svirtelėmis. Šis instaliacinis sujungimas leidžia prijungti iki 10 laidų. Jis puikiai pritaikomas įvairiose situacijose. Gali būti naudojamas šildymo kolektoriams, apsaugos sistemams ar apšvietimo grupių pajungimui. Techninės charakteristikos tokios pačios kaip ir kitų 221 serijos jungčių, skirtų iki 4 mm laidams. Vardinė srovė iki 32 A, įtampa 450 V. Kartu su specialiai sukurtais laikikliais šios gnybtus galima montuoti ant DIN 15 ar DIN 35 begelių. Tai idealus sprendimas skydenimis, kuriam reikia sujungti visus įžeminimo arba nulio laidus. Nebereikia naudoti šynų su varžtais, dėl spiruoklinės jungties užtikrinama, kad sujungimai ilgainiui nepraras savo savybių, priešingai nei varžtiniai sujungimai, kurie reikalauja reguliarios priežiūros. Sujungimų laikikliai taip pat gali būti su įspaudžiamomis tvirtinimo kojelėmis arba gali būti prisukami prie skydo varžtais. Kiekvienas laikiklis yra dviejų variantų – su laido įtempimo apsauga arba be jos. Gnybtų laikikliai gaminami 4 spalvų – baltos, šviesiai pilkos, mėlynos ir geltonai pilkos. Gnybtai tiekiami pakuotėse po 15 vienetų arba maišeliuose po 1 vienetą. Taigi, jeigu kyla papildomų klausimų, galite juos užduoti apačioje arba susiekti su mumis apsilankę mūsų internetinėme puslapyje. Iki!